PM International arba Premium International, tai yra 93 metais Liuksemburge įkurta kompanija, tai yra sveikatinimo grožio fitneso produktų srityje dirbanti kompanija. Šiuo metu tai yra numeris 1 pagal pardavimus Europoje. Bijau spėti, kuri yra dabar pasaulyje, nenorėjau apie tai šiek tiek galbūt vėliau, bet 23 metais oficialiai buvo 8 vietoje, dabar perkopus 3 milijardus apyvartą sunku, kur yra pasakyti, bet kuriuo atveju tai yra flagmanas kitokio papildomo maitinimo srityje. Tai yra kai kurių šaltinių teigimu, sako, kad PM International lenkia visą rinką 15 metų. Kodėl? Jūs šiandien, jeigu pabūsite iki galo, išgirsite ir sužinosite ir kaip minimum, kaip sakiau pradžioje, sužinosite, kur žengia apskritai maisto papildų, nors aš kartais jau noriu neatsakyti, turbūt ir vaistų ir visų kitų mes turbūt tablečių ir piliulių greitų laikų jau turbūt nebepamatysim, nes man prieš kelias dienas visai nesenai teko girdėti vienos farmacijos atstovę, kuri kūrė vaistus, kad taip, tai yra PM International, būtent jau turi beveik 30 metų forų, ten, kur juda apskritai viskas šiuo metu. Taigi 8 vieta yra kompanija, turi ne 100 apdovanojimų, 8 vieta iš 20 000 tiesioginių pardavimų kompanijų pasaulyje. Šiuo metu aš manau, kad tai yra 6-7 vieta. 22 metais geriausias brendas sveikatinimo srityje dėmesio Vokietijoje, šalyje, kur yra ypatingai skiriamas dėmesys įvairiem standartam, kokybė ypatingai. Mes žinome Boschą, mes žinome Mielę, mes žinome kitus vokiškus brandus, kurie išsiskiria savo kokybę. Tai 22 dėmesio metais buvo PM International grožio srityje numeris 1 top 100 inovatorių ir kiti apdovanojimai. Šis grafikas, kurį matote dabar, jis prieštarauja turbūt visai klasikiniai vadybai, todėl kad Jolanta kažkada mėgdavo sakyti, jeigu rasite panašų, tai parodykit. Iš tikrųjų aš ieškojau, neberadau, nes verslas klasikiniu atveju tai yra sinusoidė, tai yra pakilimų nuosmukių visuma. Aš mokinausi vadybą universitete, ten apie tai daug yra kalbama, tai yra ciklai tiesiog ekonominiai. Čiagi nuo 1994 iki 2023 metų jūs galite matyti eksponentinį augimą ir čia vėlgi nėra jokios paslapties, kodėl taip yra, todėl kad tiesiog produktas tiesiogiai atitinka rinką. Ir mes matome tai, ką matome, COVID laikotarpiu, kai reikėjo ypatingai kokybiškų maisto papildų ir atsirado nauja karta dirbančių internete, mes matome kartais jau augimą, iki to buvo netoks galbūt ženklus, tačiau kiekvienais metais didesnis. Oficiali informacija, kurią galite patikrinti kiekvienas, jeigu jūs paieškos sistemoje įvesite Best MLM Company, jūs pamatysite tiesiog reitingą. Čia mes matome 22-21 metai, šie metai be abejo bus dar kitokie ir čia matome iš visų maisto papildų kompanijų arba papildomo maitinimo kompanijų, bene viena Premium International turi augimą ir tai galima pamatyti, čia yra šiame grafike, tai yra irgi oficialus grafikas, kurį galite rasti internete ne vienoje vietoje ir tuo patys įsitikinti. Be augimo, be puikių ekonominių rodiklių man didžiulį įspūdį paliko PM International logistikos arba vokiškos logistikos genijus, tai yra turint 3 būstinės, nes viena yra tarptautinė pagrindinė Liuksemburge, yra padengiamas visas pasaulis, tai yra šiuo metu visame pasaulyje galima kaip minimum įsigyti produktus, didesnėje pasaulio dalyje galima ne tik įsigyti produktus, bet ir dirbti arba bendradarbiaujant su PM International kompanija daryti verslą. Noriu informuoti be abejo ir pasidžiaugti, kad Lietuvoje mes Vilniuje turime uždarą akcinę bendrovę Fitlinija, kuri atstovauja PM International kompanijos interesus. Turime logistikos centrą. Visi produktai Lietuvoje yra sertifikuoti, yra pilnai legaliai. Galima tiek vystyti verslą, tiek dirbti, tiek prekiauti šiais produktais, dėl to, kad jie yra viskas yra kompanija Vilniuje, yra uždaro akcinė bendrovė Vilniuje, kuri pilnai atstovauja PM International interesus mūsų šalyje. Ir tuo tikrai galima pasidžiaugti. Ir
Tai tik šioje, kaip ir kalbėjau, šiame žemėlapyje galima matyti tamsiai mėlyną spalvą, tai yra šalis, kur yra filialai, kur galima ne tik įsigyti produktą, bet ir vystyti verslą. Šviesi spalva tai yra ten, kur jūs galite įsigyti produktų, tačiau įsigyti produktų galima visame pasaulyje. Ir tai galima padaryti, registruoti, gauti IT galima su viena nuoroda, kas pasibūna labai ir labai retai tiesioginių pardavimų kompanijos. Be viso, ką aš paminėjau anksčiau, nemažiau išskirtinis yra ir paramos arba labdaros paramos programa, turbūt galime ją teisinga būtų taip vadinti. Tai yra iš sunkaus regiono paimamas jaunas žmogus, kuriam skiriamas finansinė parama ne vieną kartą, ne kelis kartus, o tai yra iki tol, kol jis taps pilnametis. Ir tokių lentelių turėsiu garbės vykti vasario mėnesį iš Pairi centrinę būstę, manau, aš jas tenai pamatysiu, tai yra 6200 jau yra tokių žmonių. Kompanijoje ir produktą mes turim unikalų. Čia jūs matote vienus iš bazinių, pagrindinių produktų ir žinote, kas produkte svarbiausia? Aš manau, kad svarbiausia rezultatas. Tai yra tas rezultatas, kurį mes gauname. Jeigu mes perkam peilį, tai mes norim, kad peilis pjautų. Jeigu mes perkam plaktuką, tai norim, kad jisai kaltų vinį. Ta prasme, mes neperkam dėl to, kad grožėtis bonkutėmis arba grožėtis dar kažkuo, mes perkam produktą, kad jisai veiktų. Ir vienas pagrindinių būtent Fitline produkto, tai yra PM International yra gamintojas, taip, tai yra kompanijos pavadinimas, o prekinio ženklo linijos produktai vadinasi Fitline, tai yra sveika linija. Ir kai kurie galvoja, kad tai yra lieknėjimo linija, ne, tai yra sveika linija, apskritai, kad žmogus būtų sveikas, ilgaamžis, jaunas ir gražus kuo ilgesnį laiką. Tai aš ką noriu pradėti šiandien? Aš noriu šiandien pradėti ne nuo mokslinės tarybos, ne nuo sudėčių, o nuo rezultatų ir tiesiog leidau savo įdėti vieną skaidrę su savo nuotrauka. Tai yra balandžio pabaigoje ir prieš kelias dienas, prieš 3 dienas mano daryta nuotrauka ir nežinau, ar jūs matot, ar nematote, aš pati matau. Aš matau, aš jaučiu, aš gaunu komplimentus, vadinasi, produktas jisai veikia. Ir žinot, prieš tai, kai atėjo šitas produktas į mano gyvenimą, aš jau pradėjau galvoti, aš noriu ilgesnį laiką išlikti jauna ir graži. Pernai metais man suėjo 40 ir aš supratau, kad visi mes senstam, o moteris ypatingai jos nori likti gražios, jaunos, gauti daug komplimentų. Vyrai tikriausiai irgi to nori, bet moteris labai nori. Ir aš žiūrėdama į šitas nuotraukas, aš suprantu, kad, aš nežinau, kurioj pusėje jums atrodo, kad man 30, o kurioj pusėje 40. Tikriausiai nereikia tokio klausimo uždavinėti, ne? Ir ne aš viena esu ta, kuri gavo rezultatą su produktu. Pasižiūrėkite, kiek iš tikrųjų tūkstančiai žmonių gauna rezultatus su šituo produktu. Ir kiekvienas žmogus gauna labai skirtingus rezultatus su tais pačiais baziniais produktais. Kodėl? Produktas yra ant tiek unikalus, jisai kaip skaneris papuola į mūsų organizmą ir veikia būtent ten, kur realiai labiausiai mums reikia. Tai yra, kur yra spragos. Kažkas kūsta, kažkas jaunėja, kažkam praeina psoriazė, kažkam praeina vitiligo, kažkas tai susitvarko su venovarikoze. Tarsi labai skirtingi rezultatai. Bet į ką aš noriu atkreipti dėmesį? Ląstelė, tai yra, mes turim labai daug ląstelių ir labai svarbu, kad mūsų ta ląstelė būtų švari, pamaitinta ir apsaugota. Ir kada jinai bus švari, pamaitinta ir apsaugota, jinai galės produkuoti kitas sveikas ląsteles ir taip mes pamatysim išorinę mūsų paveikslę rezultatus. Ir atkreipkite dėmesį į paakius. Ir tiek pas mane, tiek pavyzdžiui pas šitą vyruką, šitą moterį, tai yra ant tiek pajaunėja pats veidas ir susitvarko inkstų, kepenų zonos, tai yra būtent mūsų produktas atlieka ir labai lengvą detoksikaciją ir labai lengvą, sakykime, tokį valymą, taip, apsaugą, maitinimą. Ir be abejo, ne tik paprasti žmonės gauna labai gerus rezultatus, bet ir sportininkai, tai yra profesionalų sportininkai gauna unikalius rezultatus. Mes esam vieninteliai tinklinio marketingo atstovai, kurių produktą naudoja tiek daug profesionalių sportininkų. Mes patys turim virš 1000 profesionalių sportininkų katalogą, tai yra žmonės, kurie užsiema profesionalių sportų, tai yra ir olimpiniai čempionai, ir pasaulio čempionai, ir Europos čempionai iš 30
iš 60 skirtingų disciplinų, taip, labai daug skirtingų sričių ir 15 sporto asociacijų irgi perka šituos produktus savo sportininkams, būtent, kad jie naudotų prieš varžybas, ruošdamiesi varžyboms, per varžybas ir po varžybų. Ir tai yra saugu, netgi tada, kai jų kraują testuoja, tikrina, ta prasme, nes produktas jisai neturi nei dopingo, nei steroidų, nei anabolikų, jisai yra saugus. Tai va, tai ir paprastas žmogus gauna rezultatą ir jeigu jūs, pavyzdžiui, esate iš sporto srities arba pats esate profesionalus sportininkas, tai jūsų rezultatai iš tikrųjų bus žymiai geresni. Dabar kuo ypatingas pats produktas be rezultato, ne? Kur visa ta jo šaknis, kur visa bazė. Tai be abejo, mokslinė taryba, tai yra gydytojų taryba, virš 300 mokslininkų medikų, kurie dirba prie šito produkto kūrimo, 120 iš kurių turi daktaro laipsnį, dirba su 2 universitetais, tai yra Liuksemburgo mokslo ir technikos universitetas ir Viršutinės Austrijos universitetas. Šitų 2 laboratorijų ir šitų visų mokslo žmonių žinių pagrindų yra kūriamas produktas. Produktas turi taip pat sertifikatus, yra halal sertifikatas, yra košerinis sertifikatas. Kaip minėjau, yra Kiolno listas, tai yra profesionaliems sportininkams skirtas sertifikatas, kuris įrodo, kad produktas neturi anabolikų, steroidų, hormonų ir taip toliau. Ir man kaip vartotojui tai irgi yra svarbu. Aš pati irgi noriu vartoti saugų produktą, kad gaučiau rezultatą, bet rezultatą gaučiau ne savo sveikatos, sakykime, skola, o savo sveikatai kaip naudą, taip? Dabar, kas yra ypatinga dar iš produktų? Tai ką norėčiau labai pabrėžti, nes šiai dienai labai daugėja žmonių, kurie yra alergiški arba netoleruoja gluteno, laktozės, tai va šitie produktai yra skirti būtent tiems žmonėms, kurie netoleruoja šitų ingredientų. Taip pat produktai yra skirti vegetaram. Kiekvienas produktas turi 100% natūralią sudėtį, nenaudojami konservantai, naudojami tik natūralūs aromatizatoriai ir saldikliai ir produktuose yra naudojamos medžiagos, kurios yra gavusios Nobelio premiją. Tai yra unikalūs produktai, kurių iš principo rasti rinkoje kažkokį analogą yra labai sudėtinga. Dėl ko? Dėl technologijų, dėl patentų, kuriuos turi šitie produktai, bet man kas buvo dar svarbu, žinote, keletas momentų. Tai yra kaip šitas produktas yra gaminamas, nes aš suprantu, kad galima galbūt pagaminti ir labai gerą produktą, ne, bet svarbu ir žaliavos, svarbu pats gamybos būdas. Tai va, tai mūsų visi produktai yra gaminami 2 gamyklose. Viena gamykla tai yra papildomo zondinio maitinimo gamykla, tai yra kur gaminamas papildomas maitinimas būtent reanimacijoje esantiems ligoniams. Ir kita gamykla tai yra daktaras Falkas, kuri irgi turi labai ilgametę patirtį ir šitos abi gamyklos turi GMP sertifikatą. Kas tai yra? Tai yra geros gamybos praktikos sertifikatas, kuris įrodo, kad produktas yra sterilus, saugus ir labai aukštos kokybės. Šitą sertifikatą privalo turėti farmacinės įmonės, dėl to, kad būtent farmaciniai produktai tiesiogiai susijęs su sveikata, o mūsų produktas irgi tai yra 1 pakopos produktas, kuris susijęs tiesiogiai su sveikata ir mes esame vieni iš nedaugelio, tai yra tik tai 3% pasaulyje maisto papildų gamintojų turi tokį sertifikatą. Visi kiti tokio sertifikato neturi. Ką šitas sertifikatas apibrėžia? Tai yra nuo žaliavų priėmimo, jų patikrinimo, saugojimo iki produkto pagaminimo, bet ir atidavimo į kliento rankas, viskas yra kontroliuojama labai griežtai. Ir jūs čia matote Made in Germany, tai yra pagaminta Vokietijoje. Pagaminta Vokietijoje, tai aš manau, kad jūs sutiksite su tuo, kad Vokietijoje gaminami produktai visi, ką jūs žinote, nežinau, Miele, Adidas, BMW, Porsche, kas dar? Puma, ta prasme, tai yra iš tikrųjų labai aukštos kokybės produktai. Tai va, tai mes irgi priklausom būtent tai aukštai kokybei. Ir dar vienas momentas, iš tikrųjų, aš ką dažnai sakau, žinote, kai jūs perkate, pavyzdžiui, papriko parduotuvėje, jūs nesate garantuoti apskritai, o kiek ten yra vitamino C ir vitamino B ar dar kažkurio tai vitamino. Ir mes pirdami produktą, mes matome ant etikečių, kad parašyta sudėtis. Ir dažnai būna taip, kad mes nelabai esame tikri, ar ta sudėtis atitinka su tuo, kas yra viduje. Ir kas prižiūri mūsų produktą, tai yra TÜV SÜD, ALAP laboratorija, ALAP jinai dabar vadinasi, anksčiau buvo pavadinimas TÜV SÜD, tai yra nepriklausoma, prestižinė
Europoje labai gerbiama ir labai, kaip sakyti, gerą vardą turinti laboratorija, kuri tikrina įvairius produktus visame pasaulyje jau 150 metų. Ir jinai gali mūsų produktą, ir taip ir daro, paimti bet kur pasaulyje, iš bet kurios partijos ir patikrinti, ar produkto sudėtyje yra tai, kas parašyta ant produkto dėžutės. Ir ant kiekvienos dėžutės jūs rasite QR kodą, kurį nuskanavę papulsite į laboratorijos puslapį ir galėsite pamatyti, kada paskutinį kartą buvo darytas tyrimas ir ar tos medžiagos, kurios buvo rastos produkte, sutinka su tuo, kas parašyta ant produkto dėžutės. Aš manau, kaip vartotojams, kaip klientams tai yra labai svarbus niuansas, nes mes tada žinom, kad tai, kas parašyta, mūsų kūnas tą ir gauna. Ir dabar kuo ypatingi šitie produktai iš technologinės pusės? Produktai turi 70 patentų, 20 iš jų laukia eilėje ir viena iš unikaliausių technologijų, kurios jūs nerasite niekur kitur, tai yra NTC technologija. Kas tai yra? Tai yra maistinių medžiagų transportavimo koncepcija, kai maistinės medžiagos keliauja į mūsų organizmą tada, kada reikia, ten, kur reikia ir tokiu kiekiu, kokio reikia mūsų individualiams poreikiams patenkinti. Tai reiškia, kad produktas jisai antiek prisitaiko prie kiekvieno žmogaus ir nukeliauja ir padaro savo darbą taip, kaip reikia man, Šarūnui ar kažkam tai kitam. Taip pat produktai, jie beveik visi, išskyrus 3 produktus, kuriuos mes turime, jie yra tirpūs vandenyje. Tokiu būdu bioįsisavinimas pats jisai pasiekia beveik 100%, tai yra 95–98%. Ir mūsų medikų gydytojų taryba, ką sako, nesvarbu, ką tu suvalgei, o svarbu, kiek iš to maisto tavo organizmas sugebėjo pasisavinti. Tai va šitą koncepciją taikant ir vartojant būtent skystus produktus, mes galim padaryti maksimalią naudą savo organizmui. Kodėl? Dėl to, kad skystas produktas labai žaibiškai praeina skrandį, papuola į plonąjį žarnyną ir per plonojo žarnyno sieneles papuola į mūsų kraują per 3–4 minutes ir tada kraujas išnešioja visas maistinės medžiagas po organizmą ir ląstelės yra pamaitintos. Tai va, tai turėkit omeny, kad skysta forma jinai yra šiai dienai unikali. Plus mes turime Microsolve technologiją, tai yra technologija, kai riebalai tirpsta vandenyje, kas irgi žymiai efektyviau ir greičiau veikia greičiau ir efektyviau 5–6 kartus negu analogai rinkoje. Taip pat yra CD kompleksas, tai reiškia, kad yra naudojamos ne mono medžiagos, tai yra jūs čia nerasite jokių mono preparatų, tai yra polipreparatai, čia yra junginiai, tai yra skirtingos medžiagos sudėtos į vieną produktą, kai viena medžiaga veikia kitą medžiagą stiprinant. Tai yra rezonansinis tas poveikis. Tai va, tai NTC technologija yra unikali savo bioįsisavinimo, savo tekstūrą, faktūrą, taip, ir savo poveikių, greitų poveikių mūsų organizmui. Ir kai manęs klausia žmonės, nuo ko galima pradėti, tai iš principo mūsų medikų ir mokslininkų taryba, jinai jau paruošė optimalią programą. Tai yra programa, kuri tinka daugeliu žmonių nuo 13 iki 65 metų, grubiai pasakysiu taip, nes iki 13 tai reikėtų vaikišką produktą naudoti, mes tokį turime. Va čia va ekrane jūs matote va šitą junior kokteilį, tai yra vaikiškas kokteilis. Po 65 tam, kad paruošti mūsų organizmą, irgi rekomendacija yra pradėti nuo junioro. O bazinė programa tai yra programa, kuri padengia 80% mūsų dienos poreikio. Ir šiai dienai mokslininkai ir gydytojai jau prieina prie išvados, kad didžiosios dalies ligų nebūtų, jeigu mūsų kūnas gautų tinkamų medžiagų kiekį, tiek kiek jam reikia, baltymų, riebalų gerųjų, angliavandenių, vitaminų, mineralų ir vandens, mūsų organizmas galėtų save gydyti. Bet deja, mes neturim tokio kokybiško maisto, galbūt trūksta mums ir apskritai žinių apie mitybą, apie subalansuotą mitybą, mes turim prastą ekologiją, senkantį dirvožemį, turime ir sėklų kokybę prastėjančią ir vis prastėjantį maistą. Maisto daugiau, bet maisto kokybė prastėja. Ir kas atsitinka, žmogus kiekvieną dieną patirdamas deficitą, su laiku jaučia tam tikrus simptomus, o po to ateina ir tam tikros ligos. Tai vat ką mūsų gydytojai kalba apie tai, kad va šitie 3 produktai, šita programa, jinai padengia 80% dienos poreikio. Tai yra tai, ką organizmas turi gauti kiekvieną dieną tam, kad būtų sveikas. Ir nuo ko labai norėčiau pradėti, tai nuo Basico yra bazinis produktas, tai yra mūsų žarnynas, mūsų žarnyno sveikata, mūsų žarnyno stovis. Kodėl? Jeigu nebus sveikas žarnynas, nesitikėkite turėti sveikatos.
Tai va, tai šitam basic'e kas čia yra? Čia yra 8 rūšių skaidulas, 4 tirpios, 4 netirpios, tai yra 2 rūšių gerosios bakterijos, viena iš jų yra Reuter bakterija, kuri randama motinos piene, tai yra labai stipraus štamo bakterija, kuri prigyja netgi labai sunkiai prigyjamoj žarnyno terpėj. Taip pat yra fermentai tai yra enzimai, kurie labai reikalingi mūsų organizmui, kadangi jeigu mūsų organizmas nesugeba suvirškinti atėjusio maisto, tai jo įsisavinamumas prastėja. Taip pat čia yra uogų, vaisių, daržovių polifenoliai, tai yra labai stiprus antioksidantai, saugantis mūsų ląsteles tiek nuo senėjimo, tiek nuo virusų, tiek nuo tam tikrų, sakykime, lygų, procesų organizme, taip pat ir onkosusirgimai. Ir čia yra ajurvedinių žolių prieskoniai ir mišiniai. Kompanija dirba ne tik su vokiškom technologijom, bet dirba ir su tolimųjų rytų, tai yra kinų, Tibeto, ajurvedos medicina ir žinios, ir naudoja ajurvedinių prieskonių mišinius. Tie mišiniai, jie skatina kitų maistinių medžiagų įsisavinimą. Ir turime kurkumyną, tai yra šiai dienai labai unikalus ir giriamas produktas, priešvėžinis, prieš uždegiminis. Ir kas su juo yra ypatingo būtent mūsų produkte, tai jo įsisavinamumą mokslininkams pavyko pakelti iki 45 kartų. Išgirskite, 45 kartus geriau įsisavinantis kurkumynas negu analogas. Tai va, tai šitas produktas, ką jisai daro? Jisai nuima pilvo pūtimą, viduriavimą, vidurių užkietėjimą, jisai stiprina mūsų mikroflorą. Stiprėjant mikroflorai mes turime stipresnį imunitetą. Kada mūsų žarnyno mikroflora yra tinkama, mūsų atkeliavęs maistas į mūsų žarnyną sugeba geriau įsisavinti. Vadinasi, mes gaunam daugiau maistinių medžiagų ir iš maisto. Taip? Tada mūsų ląstelės jos yra pamaitintos sočios, pas mus nėra nuolatinių noro užkandžiauti. Alkio nėra, to tokio dirbtinio. Taip, mes jaučiam alkį tada, kada tikrai tas alkis ateina. Tai padeda kontroliuoti svorį. Taip pat švarus žarnynas, jisai prisideda ir prie mūsų odos būklės. Sakykime, mes neturėsime spuogų, alerginių reakcijų ir taip toliau. Tai va, tai basic'as yra vienas iš tokių labai svarbių produktų, jeigu jūs norite turėti savo organizmą sveiką. Ir jį geriam ryte, į jį įsidedam būtent, jisai beriasi į stiklinę, tada dedame Activise. Activise'as tai yra produktas, kuris aktyvuoja. Ir ką jisai daro, jisai duoda jėgų, jisai duoda energijos, mes jį dar vadiname deguonies kokteiliu. Kodėl? Buvo darytos mokslinės studijos, kurių dėka buvo įrodyta, kad po 10 minučių Activise'as pakelia deguonies lygį organizme 10%. Ką tai reiškia? Daugiau deguonies, daugiau energijos, daugiau koncentracijos, geresnė atmintis, nuimami spazmai, tai yra netgi galvos skausmai, migreniniai skausmai. Žmogus jaučiasi energingesnis ir, sakyčiau, netgi geresnės nuotaikos. Tai vat Activise'as yra dedamas į rytinį kokteilį kartu su basic'u ir pasidaro toks skanus gėrimas. Jūs tikriausiai, jeigu dar nesate bandę, tai išvis pabandysite skaniausius vitaminus pasaulyje šiai dienai. Ir va toks rytinis kokteilis, jisai ką jums duoda? Jisai duoda energiją visai dienai, jisai duoda gerą virškinimą, jisai duoda mums stiprų imunitetą, taip, ir labai įtakoja mūsų sveikatą. Tai va čia yra mūsų rytinis gėrimas. Ir vakare kas yra? Po dienos, kada mes patiriam daug streso, kada valgom, sakykime, gyvulinės kilmės maistą, geriam kavą, mūsų organizmas rūgštėja. Ir jeigu mūsų organizmui neduodame mineralų, o mineralus mes turime gauti iš išorės, mūsų organizmas jų nesugeba pagaminti, tai kas atsitinka, jeigu mes jų negauname? Mes, kai miegame, mūsų organizmas pradeda tam, kad nušarmintų save, taip, kad šarmintų, mūsų organizmas pradeda vogti tuos mineralus iš kaulų, iš arterijų, iš venų ir mes nepailsim. Ir daugelis žmonių šiai dienai yra pervargę, nepailsėję, jie ryte jau atsikelia pavargę. Tai va, Restorate'as, ką jisai daro, jisai atstato rūgščių šarmų balansą, leidžia lengviau užmigti, pailgina gilaus miegą, leidžia organizmui atsistatyti, kol mes miegame ir ryte žmogus atsikelia pailsėjęs ir žvalus. Taip pat šitas produktas puikiai valo mūsų limfą nuo šlakų ir nuo toksinų ir daugelis žmonių pastebi, kad pasikeičia jų prakaito kvapas pirmą mėnesį, padidėja šlapinimasis. Kodėl? Dėl to, kad tai yra lygiai taip pat panašiai kaip po limfodrenažinio masažo. Išjudinama limfa ir tiesiog mes ir prakaituojam ir šlapinamės daugiau. Taip valosi mūsų organizmas. Plus čia yra mineralai, čia yra ir vitaminas D3, čia yra ir geležis, sakykime,
pagerinti mūsų kraują. Čia yra ir chromas, kuris leidžia mums atsikratyti poreikio saldumynams, čia yra ir cinkas imuniniai sistemai. Tai čia yra mineralų kompleksas, kuris leis jums jaustis geriau, būti labiau pailsėjusiems ir be abejo, ką darys, gražins jūsų odą, plaukus, nagus stiprins, kaulų sistemą stiprins. Tai yra unikalus produktas, kuris tikrai labai prisideda prie mūsų sveikatos ir plus labai puikiai profilaktika vėžiui, prieš vėžį. Tai yra, kodėl? Dėl to, kad būtent sunormalizuoja mūsų rūgščių šarmų balansą. Jūs tikriausiai žinote, kad onkoliga, jinai progresuoja, jinai pradeda vystytis ten, kur yra rūgštinė terpė. Tai šitie 3 produktai su daugiau negu 50 natūralios kilmės ingredientų, ką jie daro? Jie užpildo 80% mūsų dienos poreikio, tai reiškia pagerina 80% mūsų visų sveikatos rodiklių. Ir ant šitų 3 bazinių produktų kompanija šiai dienai daro 80% savo apyvartos, tai yra daugiau negu 2 milijardus per visą pasaulį, ir skirtingi žmonės gauna skirtingus rezultatus, dėl to, kad organizmo poreikiai yra skirtingi ir produktas veikia labai unikaliai, būtent individualiai kiekvienam žmogaus organizme skirtingai. Jeigu jūs norite pakelti tą, sakykime, dienos poreikį, užpildyti beveik visą, tai jums ką reikėtų padaryti? Reikėtų prisidėti riebalus, tai yra omega-3, tai tikriausiai labiausiai ištirtas preparatas Žemėje, buvo daryta virš 5000 studijų būtent ištirti jo naudą, ir mes turime omega-3 iš žuvies ir turime omega-3 veganišką. Taip pat, jeigu jums daugiau negu 35 metai, tai rekomenduojamos Q10, tai yra medžiagų apykaita, energija mūsų. Jeigu dirbate daug prie kompiuterio, liuteinas, izoflavonas, gerinti, atstatyti ir padaryti pusiausvyrą būtent hormoniniai mūsų būkliai, ir labai idealiai tinka moterims, jeigu yra sutrikęs mėnesinių ciklas, jeigu yra sunkus PMS, jeigu yra klimakterinis periodas sunkus, tai čia yra riebalai. Ir kuo jie unikalūs? PM buvo pirmoji kompanija, kuri sukūrė ir užpatentavo būtent riebalus tirpius vandenyje. Ir riebalai tirpus vandenyje, kodėl jie yra gerai? Kada yra tirpus vandenyje vitaminai, jie atkeliauja į mūsų organizmą ir keliauja tiesiai į kraują, jiems nereikia kažkaip tai būti pakeistiems, arba būti skaidomiems. Kada ateina pas mus į organizmą riebalą mūsų organizmas turi suskaidyti, kad jisai papultų į kraują, kitaip jisai į kraują nepapuls. Ir būtent miceliuota forma, tai yra vandenyje tirpi forma, ką jinai daro? Jinai, lašinant į vandenuką, aš turiu stiklinę, lašinant į vandenuką omega-3, čia jūs matote pas mane rankoje omega-3, lašinant į vandenuką, tas aliejus jisai tirpsta. Matote, pabalo vanduo, jisai ištirpo. Jeigu būtų aliejus, jisai būtų paviršiuje. Čia matote, kad yra į dugną nusėdusi medžiaga. Jokio kvapo, malonus skonis. Ir kas atsitinka? Kai aš atsigeriu, mano tas skystis praeina greitai skrandį ir keliauja tiesiai į žarnyną, ir per žarnyno sieneles labai greitai keliauja į kraują ir tada eina ten, kur man reikia. Galbūt kažkur tai yra uždegiminis procesas, tai yra malšinti uždegiminį procesą, taip pat smegenų funkcijai gerinti, nes mūsų smegenys sudarytos pagrinde iš riebalo. Taip pat odai ir daugeliu kitų procesų. Tai būtent tokios formos omega-3, jinai ką daro? Jinai lengviau absorbuojama mūsų organizmo, jinai pagerina biologiškai aktyvių medžiagų patekimą pro ląstelę. Kodėl? Nes ląstelė jinai sudaryta iš membranos, o membrana tai yra riebalas, ir ląstelė turi sugebėti ir paimti vitaminus, ir išvesti iš savęs nešvarumų šiukšlės, ir dar iš to skysčio tarp ląstelinio, tie visi nešvarumai turi iškeliauti iš mūsų organizmo. Įsivaizduojat, koks mechanizmas? Tai omega-3, ne omega-3, apskritai riebalai, jie labai prisideda prie mūsų sveikatos, ir būtent dėl šitos formulės tirpios vandenyje jie žymiai greičiau veikia mūsų organizmą, neapkrauna, ir įsisavinamumas yra 95–98%. Lyginant su riebalu kaip riebalu, tai gali būti pavyzdžiui ir 20–30%. Kodėl? Dėl to, kad kartais būna taip, kad mūsų organizmas, jisai, tuo labiau, kad su amžium, jisai negali jau taip suskaidyti riebalo, kad jisai įsisavintų. O jeigu riebalas nėra suskaidomas,
jisai gali likti mūsų organizme, jisai gali kauptis ant vidaus organų kaip riebalas, jisai gali ir ant žarnyno sienelių kauptis ir netgi neišeiti iš mūsų organizmo. O kai mes vartojam būtent jau vandenyje tirpią formą, tai, ko mums reikia organizmui, tą jisai pasiims, ko nereikia, tai yra būtent neperdozavimo technologija, tas iškeliaus iš organizmo ir nepadarys mums žalos. Tai va, tai pasirinkimas kaip ir akivaizdus, aš pati 15 metų esu vartojant maisto papildus, dėl to, kad manau, kad mityba yra nepilnavertė ir tiesiog visko gauti neįmanoma, ir dėl laiko stokos, ir dėl to, kad maisto kokybė prastėja. Tai va, tai mano pasirinkimas šiai dienai 9 mėnesiai yra būtent skysta forma, tai yra patogu, tai yra skanu, tai yra naudinga, tai yra paprasta, nes mokslininkai taip sukūrė produktus, kad jūs į vieną stiklinę galite sudėti ir 3, ir 4, ir 5 produktus skirtingus, kurių jums reikia, ir juos išgerti, ir vienas kitą jisai pastiprins, nes būtent mokslininkai ir medikai ką padarė, jie tą sinergiją labai pasirūpino, kad viskas tarpusavy derėtų, nes šiai dienai, pavyzdžiui, kai žmonės vartoja maisto papildus, skirtingas tabletės, jie net kartais turi sunkumų, nes nežino, kada gerti. Prieš pietus, prieš pusryčius, po pusryčių, ant tuščio skrandžio, ne ant tuščio skrandžio, o gal vienus ryte, kitus vakare ir taip toliau. Ir tai yra sudėtinga situacija. Taip, ne kiekvienas turi tiek žinių, kad galėtų savo padėti būtent tokiu būdu. O čia, kadangi jau yra subalansuota, yra netgi lentelė, kurioje jūs galite matyti, kas su kuo dera. Yra keletas produktų, kurių tarpusavį maišyti negalima, bet daugelį maišyti tarpusavį galima. Ir tai yra 5 kartus efektyviau. Tai va, ir dar vienas dalykas, ką turi PM International, tai turi kosmetikos liniją. Aš pati 18 metų praleidus grožio srityje, esu įnoringas klientas ganėtinai, bet naudoju šitą kosmetiką ir pasakysiu kodėl. Vat būtent tuos 3 produktus, kuriuos jūs matote, tai yra labai stiprus anti-aging efektas, tai yra prieš senėjimą, tai yra ląstelės gerinamas visas ciklas, tai yra ir regeneracija, ir maitinimas, ir apsauga. Šitie produktai galioja 6 mėnesius po atidarymo, tai yra labai trumpas galiojimo laikas, vadinasi, ko juose nėra, tai konservantų, tokių kaip parabenų ir kitų agresyvių, kas galėtų kenkti mūsų odai. Ir labai unikali technologija, taip pat yra taikoma NTC, tai yra maistinės medžiagos patenka būtent į mūsų odą, į mūsų ląsteles ten, kur reikia, tiek, kiek reikia ir tada, kada reikia. Dar kas yra Microsoft technologija, tai yra aliejai, jie yra jau išskaidyti, tai šita kosmetika nekemša porų, jinai yra praėjusi 5 žvaigždučių dermatologinį testą Vokietijoje, tai yra 4 savaičių klinikiniai tyrimai. Taip pat, kas man labai patiko, kad kremas, jisai yra vienas, tai yra 3 viename. Tai yra dienai, nakčiai ir paakiams, ir jisai yra unikalus, unikali technologija, unikalus kvapas ir labai unikalus rezultatas. Aš tai pati matau ant savęs ir tos, kurios norite, arba tie, kurie norite padėti ne tik iš vidaus savo organizmui, bet ir iš išorės būti jaunesniam, tikrai išbandykite šituos. Ir 22 metų rezultatas, 23 metų rezultatas ir aš manau, kad, kaip sakyti, 26 ir tie 2040, kur labai gražus skaičius, ar ne, 42 milijardai, tai būtų absoliutus rekordas tokio tipo kompanijų tarpe, nes didžiausias kol kas rekordas būtent MLM versle, tai buvo kompanija, kuri buvo pasiekus 12 milijardų dolerių, taip kad PM International jisai turi potencialų, turi iš tikrųjų unikalų produktą tam, kad tą rezultatą pasiekti ir viršyti. Taip, kad 42 milijardai tikrai ambicingas tikslas. Ir žiūrint iš tos, vadinkim, verslo galimybių pusės, Šarūnas minėjau, kad ta prasme visas pasaulis sponsoriuoti galima su vienu numeriu. Kaip visas pasaulis yra, kiekvienas žmogus, nesvarbu, kuris gyvena, ir yra mūsų potencialus partneris. Ir būtent pas produktas jisai yra unikalus, jisai šiai dienai tikrai lenkia rinką savo, sakykime, kokybę ir efektyvumu. Taip, kad pasiekti tokį apyvartą tikrai yra įmanoma ir tikrai įsivaizduokit, kad kiekvienas iš jūsų gali būti dalis toje apyvartoje, kuri iš principo bus kiek čia 20 kartų turbūt didesnė negu yra dabar. Tai, reikia apie tai, kaip sakyti, pamastyti. Ir dabar tada jau labiau tokie žemiški dalykai, tai kaip ir kiekvienoje kompanijoje iš tikrųjų viskas prasideda nuo klientų, prasideda iš tikrųjų galbūt net ne nuo klientų, prasideda nuo vartojimo savo. Tai natūralu, kad pas mus yra statusas klientas, tai yra žmogus, kuris gauna produktą
100% kainos, kame yra, vadinkim, klientų naudos, tai viena iš tokių naudų tai yra tai, kad Europoje, pas mus va čia Europoje, klientas produktą, darydamas užsakymą už 50 eurų ir daugiau produktą gauna nemokamai. Nu ir aišku, jūs naudojatės, mėgaujatės produkto teikiamai, sakykime, sveikatos, vadinkim, privalumais. Jeigu norite turėti produktą savo namuose pigiau, reikia registruotis kaip partneriui, mes visi registruojamės kaip partneriai nemokamai, pati registracija nieko nekainuoja, bet tam, kad pilnai aktyvuoti mūsų, sakykime, ar ne, sutartį, kad jinai būtų pilnai veiksminga, tai yra tam tikri startiniai rinkiniai ir būtent, kai jūs startuojate su mažu rinkiniu, jūsų nuolaida būna 20%, kai startuojate su dideliu rinkiniu, nuolaida 30%. Ir čia šioje vietoje noriu tiesiog pabrėžti, kad tie žmonės, kurie startuoja su mažu, vadinkim, nesvarbu ar su mažu ar su dideliu rinkiniu, 20% nuolaidą jie turi visą laiką. Ir po to sekantį užsakymą gali daryti po 5, 6, nežinau, 9, 10 mėnesių, jūs vis tiek turėsite standartinę 20% nuolaidą. 30% nuolaida yra tada, kai jūsų asmeninė apyvarta perkopia 600 eurų. Ir priklausomai, jeigu tą mėnesį turite 600 eurų, turite 30% nuolaidą, jeigu neturite 600 eurų asmeninės apyvartos, jūsų nuolaida bus 20%. Kodėl skaičius yra 50, todėl kad yra 3 special mėnesiai, tai yra balandis, rugpjūtis ir gruodis, kada kompanija parduoda klientų mėgstamiausius produktus už ypatingą kainą ir tada vadinami action pack mėnesiai ir tada nuolaida sudėjus, kaip sakyti, visus ar negaliukus gali būti 50%. Okay. Žiūrėjom toliau. Ir natūralu, kad tas žmogus, kuris startuoja, pavyzdžiui, kaip pavyzdys su dideliu paketu, 600 taškų, tai yra pirmas toksai jau rimtas rangas, tai yra menedžerio rangas. Ir esant menedžerio rangą, iš tikrųjų galima uždirbti apie porą šimtų eurų. Nu ir aišku, karjeros laipteliai jie kyla priklausomai nuo apyvartos, 2500, sakykime, eurų, 5000 eurų, 10 000 eurų apyvarta, tai yra tarptautinis marketingo menedžeris. Pajamos gali būti 1000 eurų. Kaip tai pasiekti? Tiesiog matematiškai sudėjus, tai yra 50 menedžerių. Ne? Ar ne? Ne, atsiprašau, 20 menedžerių. 20 menedžerių, užsižiūrėjau sekantį rangą. 20 menedžerių tai yra 10 000 eurų, ar ne? Ir tai jau yra laiptelės tarptautinis marketingo menedžeris. Vice prezidentai yra 50, sakykime, menedžerių grupėje. Nu ir ta prasme galim taip skaičiuoti toliau. Kai rimta didelė kvalifikacija yra teams, president teams, tai yra kada apyvarta viršė 100 000 eurų ir jūsų pajamos plus minus, sakykime, pasiekia 8,5 tūkstančių, nu ir auga priklausomai nuo didėjančios apyvartos arba, sakykime, grupės, vadinkim, ten truputėlį konfiguracijos, aišku, priklauso. Ir ką norim pasakyti apie save, bet tai mes startavom balandžio mėnesį, gegužės mėnesį pas mus jau buvo IMM statusas. Mes pasiekėm 10 000 eurų apyvartą, trečią pilną mėnesį, tai yra Liepą mūsų mes pasiekėm 25 000, o gruodį iš tikrųjų buvo labai, sakyti, puikus mėnesis, labai žavėmės savo partneriai, savo komandą, kuri iš tikrųjų padirbo, kaip sakyti, nerealiai puikiai ir mes visi kartu perkopėm 50 000 eurų apyvartą. Tai, kaip sakyti, greita karjera tikrai galima, produktas tikrai klientų yra mėgiamas ir vartojamas ir tikrai, sakykime, per 9 mėnesius užauginti grupę, kuri pasiekia 50 000 eurų apyvartą, tikrai yra smagu ir faina ir iš tikrųjų mes tai padarėm ir tikrai kiekvienas žmogus, kuris čia esat, tikrai galite tą pakartoti. Ir dabar apie startą truputėlį užsiminiau, kad mes turim dvi starto galimybės, tai yra mažas startas ir sakykime, menedžerio startas, profesionalų startas. Tai mažas rinkinys, jisai susideda iš principų iš 3 produktų, tai yra Activize, Basic ir Restorate, arba galimas kitas pirkimo, kaip sakyti, kitas produktų derinys, tai yra Power Cocktail ir Restorate. Tiesiog Power Cocktailis tai yra sudėtas Basicas ir Activize'as 2 į 1. Tiesiog jūs gauna 2 produktus viename pakelyje, arba atskirai galite turėti, kaip sakyti, juos atskirai, tada rinkinys bus 3 produktai. Ir šalia, sakykime, gaunam vieną Activize dovanų ir tokio rinkinio kaina yra 125 eurai, tai vadinasi mažas startas. Didelis startas tai bus 6 tokie rinkiniai, optimalūs rinkiniai, dovanų bus Activize ir Activize serumas, rinkinio vertė yra 535 eurai.
Ir čia šioje vietoje tiesiog norėčiau pasakyti, kad tie žmonės, kurie, manote, kad norit startuoti ir iš karto užsidirbti, tai iš tikrųjų pirmais žingsniais uždirbti lengviau yra iš pardavimo, ir pavyzdžiui, turint didelį rinkinį, pardavus 5 rinkinius, jūsų vienas rinkinys jisai tikrai jums atiteks nemokamai, o kiti 5 dar atneš, sakykim, 200, vadinkim, 200-300 eurų pelno, šalia to jūs dar turėsite dvi dovanas – Activize ir Activize serumą. Taip kad žiūrint iš verslo pusės, ar ne, žiūrint kaip greitai uždirbti, tai aišku, greičiausias būdas yra parduoti produktą klientui su normaliu, kaip sakyti, prekybiniu antkainiu, ir tikrai iš karto turėsite ganėtinai geras pajamas jau pat pirmą mėnesį. Į startinį rinkinį įeina demo krepšys. Ta prasme, kai mes vadinam mobilus ofisas, tai yra gertuvė, stiklinytės, šaukštelis, Activize, kaip sakyti, aišku, Activize pakuotė ir Activize serumas. Kodėl taip yra? Todėl, kad turim produktą, kuris veikia labai greitai, Jolanta apie tai kalbėjo, ar ne, išgėrus, pavyzdžiui, Activize, vadinamas flash efektas, kada deguonis, kaip sakyti, kala į kraują ir mes tiesiog jauntame tokį pirties efektą, lengvą badymą, tiesiog gali būti ir paraudimas. Jau kaip išėjus iš pirties, ar ne, jaučiamės kaip išėjus iš pirties, tai produktą mes galime rodyti ir žmogus gali jausti rezultatą tam, kad tai daryti profesionaliai. Atsiprašau, įsijunkite pas kažką garsas. Tiesiog tai turime tam tikrą, ar ne, sakykime, nešiojamą ofisą, kurio pagalba galime kiekvienam potencialiam interesantui parodyti produktą. Ir tai yra vienas iš sakykime, didelių pliusų būtent Fitline produktų, kad juos galima rodyti, žmogus juos gali paragauti, jis gali, sakykime, patestuoti skoninės produktų savybės, bet šalia to jis gali gauti ir būtent efektą ir pamatyti, kaip greitai gali veikti šiuolaikiniai produktai. Tai aš manau yra labai didelis pliusas būtent mūsų kompanijos ir mūsų produktų. Verslo, vadinkim, žiūrint būtent iš verslo pusės. Dabar pas mus iš esmės pajamos yra 2 tipų. Yra pajamos iš mažmenos, pajamos iš tinklo kūrimo. Kas svarbu, manau, kiekvienam iš mūsų, kai mes į tai jungiamės kaip į verslą, kad PM marketingo planas jisai buvo patvirtintas Vokietijos teismo, ta prasme kaip legalus verslo planas. Šalia to kompanija įsipareigojo nekeisti marketingo plano, konsultantam nenaudinga linkme daug metų į priekį, taip kad turim saugią situaciją, turim saugų partnerį, kuris tikrai pasiruošę su mumis bendradarbiauti ilgai ir labai, kaip sakyti, efektyviai, ar ne. Tai va, tai pajamos iš mažmenos, natūralu jos tampa, sakyti, virsta mūsų nuolaida, virsta mūsų pajamomis. Ir jeigu mes turim nuolaidą 20, priklausomai nuo mūsų nuolaidos dydžio, bus mūsų pajamos iš produktų pardavimo, tiesiog kada dirbam tiesiogiai su klientais. Jeigu turime klientų, kuriuos aptarnaujame netiesiogiai mes, bet būtent aptarnauja kompanija, vadinkim, mūsų vardu, jinai siunčia tiesiai jiem produktą, klientas tiesiai apmoka, tai už paslaugą kompanija pasilieka savo 5% ir tada jūsų, vadinkim, pajamos iš pardavimų klientam tokiu būdu, naudojantis tiesioginę klientų programą, bus, pavyzdžiui, ne 20, bet 15, ne 20, ne 30, bet, pavyzdžiui, bet 25. Plus kompanija, jinai, kaip sakyti, nestabdo, ar ne, jinai moka papildomus bonusus žmonėm, kurie daro tikrai didelės asmenės apyvartas, tiesiog arba tai yra labai geri pardavėjai, arba dirba su tam tikromis sporto organizacijomis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bet pajamos iš tinklo kūrimo, pats fainiausias, žaviausias bonusas tai yra apmokymų bonusas. Kodėl? Todėl, kad jį gali gauti žmogus, kuris yra startavęs, bet netgi nedaręs užsakymo, bet jeigu jūs, sakykime, šiandien pat dabar tiesiog užsiregistruojate, ir po savim užregistruojate žmogų, kuris startuoja su dideliu startiniu rinkiniu, kaip menedžeris, jūs vis tiek gaunate apmokymų bonusą 50 eurų. Taip kad bonusą gauna tiek klientas, tiek mažas partneris, tiek didelis partneris ir, kaip minėjau, bonusas mokamas žmogui, kuris pakviečia žmogų, kuris startuoja su dideliu startiniu rinkiniu. Tai yra apmokymų bonusas. Visi kiti bonusai, jie jau mokami nuo menedžerio statuso, tai yra pirmo lygio bonusas, gylio bonusas, menedžmento bonusas. Jeigu labai trumpai, tai, suprantama, pirmo lygio bonusas tai yra nuo jūsų smulkių partnerių iki menedžerio, bet čia yra toks galbūt svarbus toksai niuansas, kad iki menedžerio gylio bonusas ir menedžmento bonusas mokasi nuo menedžerio ir aukštesnio lygių partnerių. Ir kas labai, pas kažką garsas neišjungtas, ir būtent gylio bonusas, kame yra vienas iš tokių, manau, unikalumų kompanijos ir būtent bonusų mokėjimo sistemoje, kad
Jūs galite būti menedžeris, po jumis gali būti kaip pavyzdys president teams arba dar aukštesnio lygio, sakykime, partneris, kuris kaip pavyzdys daro 500 000 eurų apyvartą. Jūs esate tiesiog menedžeris, bet jūs vis tiek gausite gilių bonusą būtent nuo tos didžiulės organizacijos. Tai tikrai yra ne kiekvienam tinkliniam marketinge. Tai vat menedžmento bonusas, jisai mokamas kaip skirtumas tarp jūsų pasiekto rango, ar ne, ir žemiau esančių partnerių rango. Grynai klasikinis toks tinklinio marketingo bonusas ir jau čia šioje vietoje reikia turėti aukštesnį rangą negu jūsų pakviesti partneriai. Ta prasme, augti reikia kartu su savo komanda, ar ne, nestabdyti ir kaip sakyti, neužmigti ant laurų. Tai va, okei. Ir turbūt tiesa vieną dalyką, ką tiesiog nepaminėjau, tai kompanija nemoka papildomai už padarytą asmeninę apyvartą. Už asmeninę apyvartą mes gaunam tik tai nuolaidą, tai yra 20, 30 arba 45%. Ok, dabar kas liečia būtent papildomas programas, jos įsijungia ir pradeda veikti būtent nuo IMM statuso, nuo International Marketing Manager statuso. Pirmoji programa tai yra mokymų programa ir dabar žinau, kad lietuvaičiai šiame čia sėdintys, matau kaip tik pas manęs iš vienos pusės ir iš kitos pusės, vienoje pusėje sėdi pas mane Zoom'e, o ne kitoje pusėje Šarūnas, bet kiek žinau, abudu judat į International Marketing Manager arba IMM mokymus Vokietijoje, iš Bayer mieste kompanijos būstinėje. Tikrai bus 2 superinės dienos, apmoka kompanija viešbutį, apmoka maitinimą, pragyvenimą 2 dienas Vokietijoje. Bus superiniai treneriai, bus superiniai 2 dienos su žiniomis, ką daryti, kaip daryti, su praktiniais veiksmais. Iš tikrųjų, mes buvom tuose mokymuose su Jolanta Ispanijoje. Ta prasme, didžioji dalis to, kas vyko, tai buvo praktika. Ta prasme, mes filmavomės, mes kalbėjom, kaip sakyti, į eterį, mes ten darėm daug labai įdomių žavių dalykų ir tikrai pakels jūsų profesionalumo lygį į sekantį visiškai, kaip sakyti, laiptelį. Na, sekantis programų, tai yra kelionių programa. Ir iš tikrųjų dabar dar jau, kaip sakyti, ar nevyksta kvalifikavimas, būtent šiais mėnesiais vyksta į Euraturą. Tam, kad kvalifikuotis reikia gruodžio, sausio, vasario. Šiais metais kompanija tiesiog pratęsė dar ir pridėjo kovo mėnesį, taip kad tikrai unikalūs metai, kadangi pernai šventėme kompanijos 30-metį, o šįmet švęsime Fitline kaip produkto ženklo 30-metį, taip kad surprizai dar nesibaigia. Taip kad partneriai laukia, kad nuo IMM statuso taipogi įsijungia tarptautinė auto programa kartu su BMW. Nu, taip jinai vadinasi kartu su BMW. Automobilis gali būti BMW, Mini, Porsche, Volkswagenas. Kaip veikia labai paprastai. Nuo IMM statuso kompanija deponuoja jums tam tikrą sumą pinigų priklausomą nuo jūsų rangų, nuo jūsų statuso. Kaip pas jūs įsigijate automobilį atitinkantį kompanijos reikalavimus, sukaupta suma išmokama jums ir toliau kiekvieną mėnesį ta suma priklausoma nuo jūsų rango, mokama šalia jūsų bonusų, papildomai, sakykime, kaip priedas prie bonusų. Kaip pavyzdys President Team statuse, ta suma yra 500 eurų kiekvieną mėnesį. Tai yra tikrai pinigai, kuriais tikrai galima padengti, kaip pavyzdys, auto leasingą, ar ne, tai vienas iš tokių niuansų, kaip pavyzdys. Arba jie tiesiog panaudoti, jeigu automobilis nupirktas cash, tai turite papildomus pinigus tiesiog prie savo premijos. Pensijų programa unikali tuo, kad kompanija dvigubina jūsų pensiją, dvigubina jūsų įnašus ir kaip pavyzdys, jeigu, pavyzdžiui, per 5 metus įmokėjote 10 000, tai pasimti galite 20, plus kompanija dirba kartu su didžiausia Vokietijos draudimo kompanija Allianz. Natūraliai yra dar tas vadinamas procentas už pensijų fondų valdymo ir taip toliau, taip kad ta suma gali būti ne tik dviguba, gali būti ir didesnė. Tiesiog tada apibendrinant noriu ką pasakyti, kad ką mes turime, tai turim tikrai šiai dienai sparčiausią augančią kompaniją būtent savo srityje rinkoje, tai yra vienareikšmiškai, kaip sakyti, lyderis būtent augime tarp vadinamų produktų kompanijų. Turime produktą, kuris turi panašių į save, bet neturi analogų ir rinką lenkia tikrai ženkliai kol kas ir tiesiog pradėję vartoti, tai suprasite, ar ne, kuo jie skiriasi nuo kitų produktų, kuriuos vartojote prie tų, tai galiu duoti 100% garantiją. Tai yra produktai, kuriuos kuria tikrai didžiulė mokslininkų grupė, Jolanta apie tai kalbėjau, 350 mokslininkų, 70 patentų ir dar 20 jau yra, kaip sakyti, eigoje ir iš tikrųjų, bet ką nugirdau, ar ne, kalbant apie patentus kompanijos, jinai būtent patentuoja
būtent technologiją, kaip pavyzdžiui vieną ar kitą medžiagą, ar ne, paversti va, tuo mums naudingiausių, kaip sakyti, komponentų mūsų kūnui. Tai nėra patentuojama mėlynė kaip mėlynė, ar ne, yra ta patentuojama technologija, kuri leidžia tą mėlynę paversti pačią naudingiausią mums, mūsų organizmui, todėl negali būti analogų, kadangi yra užpatentuota būtent technologijos, kurios, sakyti, ar ne, kuriomis yra gaminami papildai, bet ne patys komponentai, kurie yra papilduose, taip kad irgi yra tam tikri, niuansėliai, bet jie iš tikrųjų yra labai svarbus. Tai va, turim keliones, turim autoprogramą, turim pensijų programą, uždarbis priklauso nuo to, kiek laiko įdėsite į šią veiklą ir kaip tau didžiausia klaida tinkliniam marketinge, tai yra 2 klaidos. Tai yra nepradėti, antra yra išeiti nepasiekus to, ko norėjote pasiekti, nes sistema jinai sukurta taip, kad jeigu jūs darysite tam tikrus žingsnius pastoviai, tvarkingai ir kryptingai, tikrai rezultatas bus. Ir kas tai lemia, kad yra stipri mokymų sistema, stipri prezentavimo sistema, yra labai aiškus žingsnis po žingsnio veiksmų planas, ką daryti, kaip daryti, ką po ko daryti. Yra paruoštos grupės tiek Telegrame, tiek pas mus yra Facebook'e, ta prasme, būtent atsiliepimų grupės, kaip veikia produktas, ir visa kita, sakykime, būtent kas susijęs su produktu. Ir tikrai manau, kad tai būtent šiam produktui rinkai sprendimą reikia priimti greitai, nes man patiko, kad viskas vyksta greitai šioje kompanijoje, kad produktas veikia greitai, kad naudojant greitai veikiantį produktą greitai auga verslas. Tas viskas yra labai faina, taip kad tikrai linkiu priimti sprendimą greitai, tikrai nenusivylsite ir kreipkitės į žmogų, kuris pakvietė jūs į šią prezentaciją.